Labas visiems, po Trumpo įvestų tarifų visa rinka važiuoja į apačią. Aš noriu tiesiog visus nuraminti. Čia yra aukšto lygio akivaizdi manipulacija. Jeigu Amerika nori supirkti į rezervą kriptovaliutą, ar tai būtų bitkoinas, ar eteriumas, ar kažkas kitas, kaip jūs manote, ar jie nori pirkti už tokią kainą, kokia dabar yra? Žinoma, kad ne, viskas yra daroma, kad manipuliuotų rinką, kad kainos kristų žemyn ir kad didieji žaidėjai galėtų supirkti viską atgal. Tai aš jūs noriu visus nuraminti, mes tikrai atšoksim ir ateis metas, kai pasieksim vėl naujas aukštumas. Geriausia visų laikų strategija yra DCA, tai reiškia Dollar Cost Average, tai reiškia, kad nepaisant to, kas vyksta, kokia kaina yra kriptomonetos, į kurią mes investuojam, supirkinėjam nuolatos, kiekvieną savaitę, taip mūsų vidurkis gaunasi labai geras, pinigai ir susitaupo ir pasidaugina. Dabar, kaip jūs manot, ką TikTokas mano? 9 dieną įsigalioja kiti tarifai kitom šalim. Kaip jūs galvojat, ar rinka toliau važiuos į apačią, ar jau atsigręš ir pradės kilt į viršų? Ačiū už komentarus, atminkit vieną. Daugiausiai milijonierių tampama per ekonominės krizės ir dabar yra tikrai didelis išpardavimas. Tačiau psichologija veikia kaip ir elementaru, kad turėtume supirkinėti, kai kainos yra tokios, o kai visi hypina, parduoti. Dažniausiai gaunasi atvirkščiai, kai jau visi hypina, jau didžioji dauguma perka, o kai rinka nukrenta, jau nebekyla ranka nupirkti. Tai vat, kokioje vietoje jūs esate? Dėkuoju už komentarus.